Na ką, ir multimedija jau vietoje, 12.3, kaip ir sakiau, Snapdragonas. Sveiki visi, pagal peržiūras matau, kad jums labai įdomu yra Androidai, tai šiandien turime vėl egzempliorių, galima apie jį daugiau ir pakalbėti. Turime 12.3 colių pločio skersmens ekraną, kuris realiai yra 30 maždaug centimetrų. Realybę įsivaizduotume. Turime realiai pačio ekrano 32 cm. Jis yra stacionarus, montuojasi Audi A6C7, A7C7 ir kadangi čia yra nauja karta, turime Android 14 ir 680 Snapdragon procesorių, 8 GB RAM, QLED ekranas, HD ir taip toliau. Na žodžiu, šiai dienai stipriausias produktas iš gamyklos. Taip pat, kadangi ekranas stacionarus, turime ir specialų rėmelį ir apdailas, kad panelėje neliktų jokių skylių ir viskas gražiai susimontuotų. Pats prijungimas tikrai šitai Audi yra paprastas, tai čia realiai tokia, kaip pavadinti, perėjimas. Vienas maitina kitą, kitas iš kito pasima informaciją ir jau mes turime vaizdą ir garsą ir viską, ko mums reikia. Taip pat turime kortelės adapterį, tad nereikės skleisti internetu, galėsite bet kada įsidėti kortelę ir naudotis visom pramogom, kaip YouTube'as, Waze'as ar šiaip naršyti po internetą. Mūsų komplekte taip pat dar yra antena. Čia, kaip matau, yra telefono ryšio, taip kad išsikelsite anteną kažkur aukščiau, visada turėsite gerą ryšį interneto. Ir turime išorinę GPS anteną, tad GPS veiks atskirai iš šito ekrano, nors gali būti, kad ir jūs ten pagal komplektaciją gal GPS nebuvo, ar tarkim jisai gal pasenęs arba silpnas ir šitos problemos jau nebebus. Tai ką, laukime klientų ir eisime dėti 12.3 ekraną. Nors dar kol klientas netvyko, galima šiek tiek patį ir korpusą apžiūrėti. Kaip matote, čia yra blizgus plastikas plus chrominė apdaila, kokybė tikrai yra. Čia yra stiklas, ne plastikas, tad tikrai nesusibraižys ir lengva prižiūrėti ir valyti. Taip pat multimedijos galas. Gražus plastikas, nėra kažkokio čia tokio broko ar liejimo žymių. Pats korpusas taip pat viršus aliuminis dėl aušinimo, grotelės, kaip matot, ir specifikacijos. Tai va taip atrodo, jisai išimtas iš dėžės, kol nesumontavome į automobilį. Na ką, ir multimedija jau vietoje, 12.3, kaip ir sakiau, Snapdragonas labai smagiai veikia, labai ryški, kaip matot, dizainas labai tinka į senąją vietą. Matot, viskas iš anos pusės taip pat su apdailėlėm, jokių tarpelių ir viskas puikiai atrodo, kaip ir turėtų būti čia. Kas toliau? Funkcijos kaip visada Androidų. Šį kartą turime naują temą Audi, kas susipažinę su naujausiais modeliais turbūt žinot, kad tos ikonos taip ir atrodo. Visada turime galimybę grįžti į originalų automobilių meniu, bet visas įdomumas slypi čia Androide. Šiek tiek prabraukime per appsus, pažiūrėkime, ką mes čia gero turime. Visada klasika YouTube'as, Waze'as, čia turime CarPlay'o, Netflix'as ir dar daug dalykėlių. Taip pat galime viską valdyti iš to pagrindinio meniu, kad nereiktų lysti į appsus. Tiesiog spaudžiame, tarkim, navigaciją ir mums turėtų taip pat išmesti Waze'ą. Matot, programėlė net nebuvo įjungta, o jau mes turime užkrautą appsą. Kas toliau? Turime muzikos appsą, tai čia vidinis grotuvas. Taip pat turime Netflix'ą, jeigu norėsite aikštelėje kažką pažiūrėti. Taip pat viskas labai greitai vyksta, nors ir multimedija įdėta prieš 20 minučių, internetas pajungtas ir jau viskas užsiupdėtina ir galime savo patogiai naudoti. Ir dar ką nors mes čia paspauskim, net nežinau, ką jums parodyti. Turbūt YouTube'ą. Einame mes į appsus, pasirenkam YouTube'ą ir klausom muzikos arba žiūrim video. Turbūt pas mane garaže ryšio nelabai yra, bet įsivaizduojat, kad turėtų viską puikiai čia rodyti. Kažkaip 1000 reklamų, nusipirksit priimamą, nebus tokio dalyko. O šiek tiek palaukiam, kol mums
3G dar užkraus, bet jau ir turime vaizdą. Taip pat turime ir split screen funkciją, tarkim, galime pasidalinti ekraną į dvi dalis, tarkim, YouTube'as ir Vazas, puikiausiai vienas šalia kito veikia. Galime čia paspausti, važiuosim saugiai, užšyla mum internetas ir klausomės muzikos. Taip pat mums veikia ir visi šitie mygtukai. Galime su jais skipinti muziką. Tad galime juos ir naudoti pagal paskirtį ir kitus mygtukus. Na, paspausim. Nors jau dabar iš tikrųjų yra įjungtas Vazas, bet šiaip paspaudus turėtų mums automatiškai jungti Vazą, kad nereiktų ieškoti, spaudinėti, tad kembusai viskas sujungta ir puikiai veikia. Štai tiek apie multimediją. Puikus dalykas, puikus dizainas, atnaujins jūsų automobilį ir naudosite ir džiaugsitės. Tai ką, iki.